Sveiki ištikimiai televizijos dienoraščio Misis Lietuva žiūrovai. Oi, kaip greitai bėga laikas. Atrodo visiškai nesenai, ką tik šios ponios, virpėdamos lyg drebulės lapelį vėjėje, stovėjo prieš atrankos komisiją. O štai dabar jau jos viena koja finale. Sveikinu mielosios. Bravo! Garbė ir šlovė jums. Bet. Ui, kaip aš mėgstu šitos. Bet. Švęsti pergalės dar neskubėkite, nes jūsų nervo laiko dar ne vienas išbandymas. Ar jūs pasiruošę? O jūs pasiruošę, mėlyni žiūrovai? Netrukus laidoje matysite Misis Lietuva ir didžioji artėjančio finalo intriga. Į konkursą sugrįžta! Sonata, grąžinkit mums Sonatą. To dar nebuvo. Primygtinis siūlymas iš projekto pasitraukti konkurentei. Mane labiausiai įžeidė, kad aš visai neverta karūnos. Tai kam aš dalyvauju? Nu, Lietuvoje, jeigu Natalija išrinktų Misis Lietuvą, tada aš mane galbūt kokią Ukrainą išrinkto Misis Ukrainą. Tai jai pačiai gal nešviečia tą karūną. Netikėtai sugriautos iliuzijos, kurios dalyvės neatsargus žodžiai pribloškė moteris. Tai buvo paskutinės klaidas šitame realybės šou. Kas pateks į didįjį finalą? Jau kas šiandien iškris, tai aš jau ir panom sakiau ir moterim, kad aš kojytėmis eisiu iki Kauno, nes man tikrai bus labai nesmagu ir nepatogu čia likti. Net neabejoju, kad su didžiausiu malonumu pasikeistumėte su manim vietomis. Juk aš su savo racijomis malonumų oazėje, Druskininkų vandens parke. Širdis dainuoja žiūrint, kaip mano gražuolės mėgaujasi grožio procedūromis. Tegul džiaugiasi, tegul mėgaujasi. Kol kas. Juk be siurprizų mesgi neapsėsime, ar ne? Apie būsimus siurprizus ir galimus nervų patasimus laidos vedėjas užsiminė ne šiaip sau. Lyg nujausdamos artėjančio finalo įtampą, Misis Lietuva dalyvės džiaugiasi kiekviena rytietiškoje pirtyje Hamam praleista akimirka. Aš biškį noriu pamiegoti. 5 minutės aš sugebu, žinokit. Žiauriai smagu. Pasijutau, lyg tai būčiau zono kažkokiai terapijai. Ir tada atslūgo tas karštis ir jau tada pasidarė labai gera. Labai smagi procedūra, tokios dar nebuvau turėjus. Atkreipkite dėmesį, kol kas rytietiško marmuro šilumą ir švelnių muilo putų masažu lepinasi tik 9 dalyvės. Tačiau televizijos žiūrovų valia į šią žavingą kuopelę netrukus sugrįž 2 moterys, kurioms konkurentės duris į projektą buvo užtrenkusios. Gali būti, kad Vida grąžins, bet aš norėčiau, kad būtų grąžinta Sonata. Vis tik aš matau grįžtančią Renatą Nargilienę. Ji graži, ji protinga ir ji man tikrai niekada neužkliuvo. Vis dėlto manau Vida. Nes ypatingai tada, kai iškrito, atsirado labai daug gerbėjų ir labai daug palaikančių. Labai nenorėčiau, kad grįžtų Audronė, kadangi jinai tam projektui visiškai netinka. Man visai patiktų, jeigu Narvilienė ateis iš tikrųjų. Realybės šou metu garbingo Misis Lietuva titulo visomis išgalėmis siekė daugiau nei 20 drąsių, gražių ir labai skirtingų moterų. Pašalintosios iš projekto galėjo guostis tik tuo, jog yra dar šansas sugrįžti ir kovoti iki galo. Ta galimybė jums suteikė gerbėjų balsai projekto tinklaraštyje misislietuva.lrytas.lt. Beveik 2 mėnesius žiūrovai aktyviai balsavo už savo numylėtines, kurios pelnė daugiausia simpatijų ir triumfuodamos vėl įžengs į projektą. Paaiškės jau netrukus. Dėmesio! Ateinantį akimirką kai kurioms iš jūsų bus labai nemaloni. Nes netrukus čionai žengs moteris, kuri jūsų manimų buvo neverta dalyvauti šiame realybės šou. Bet televizijos žiūrovai ir tinklaraščio misislietuva.lrytas.lt lankytojai nusprendė kitaip. Triuškinančia balsų dauguma į konkursą sugrįžta! Labai įdomu, koks tai žmogus. Gal mes jos nepažinom? Nežinau. Gal žmogus turi kelis veidus, labai įdomu būtų pamatyti. Jinai sugalvojo tokią strategiją, štai jinai ir tęsia tą žaidimą. Ir manau, kad jai pasiseks, va, kas baisiausia. Sonata, grąžinkit mums Sonatą. Grąžinkit. Brats, tikrai, moteris iš stamens ir iš liemens.